Sveiki visi, Rolandas. Tai, kas vyksta pasaulyje šiandien, tai yra, kaip sako, beprecedentiniai dalykai. Vienintelis, ką galima atsekti, atsimenu kažkieno žodžius, lyg tai, kad, kaip to ekonominio žudiko, pamiršau knygą parašęs. Tai va, jis man rods pasakė, jeigu kas nors vyksta globalaus, žiūrėkit, kam tai naudinga. Dabar imkit, nesvarbu kokia situacija, nesvarbu kokiam pasaulio taške. Ir pamastykit, kam tai naudinga. Vat imkit, tebūnie, aišku, karščiausia užminuota tašką, Ukraina tema. Ir ką, gerai, kam tai naudinga? Aišku, vieni sakys tik į vienus vartus, vat Putinui, gerai, ar jis į kišenę ją įsikiš, kur jis ją dės. Ir ar vienas žmogus gali šiais laikais, šioje pasaulinėje politikoje tą padaryti. Čia yra kvailystė. Visada yra tas, kuriam reikia, ir tas, kuris gali kažką duoti. Tada vyksta mainai, vyksta kažkokie reikalai, verslai, bizniai ir ant to pastatytas šis pasaulis šiandieninis. Jeigu sakysi tik vienam kažko reikia, čia yra kvailystė. Tai yra paprasčiausiai kvailystė. Žmonės dažniausiai prisižiūri televizorių, dar viso kitų, kurie pučia į vieną dūdą ir tuo patikė. Bet, bent kiek mąstantis žmogus, jisai ims visus faktus. Ne tik tos, kuriuos ten mass media, sakykime, giria, bet ir tos, kuriuos mass media peikia. Ir iš tų, imant dalykų, tu gali susidaryti tikrą vaizdą. O jeigu imsi tik vieną, tada liksi kvailio vietoj visada. Tik aišku, kaip sakoma, kiekvieną galima apkvailinti, bet tik laikinai. Ir kas gaunasi, jeigu žmonės suvokia, kad visgi klydo, arba dašyla, kai jos apgavo. Jie neina, kaip sakant, atsiprašyti ar pasakyti, kad, ką darysi, išdūrė ir taip toliau. Jie to nedaro. Jie sako libaką, bet ką sako, bet kaip, kur, kas, kame, kad tik jų tiesa, kad jie neliko kvailio vietoj. Va čia yra pagrindinis įdomus dalykas, kuris šiai dienai yra žiauriai plačiai pasklidęs ir iš tikrųjų žmonių, kiek analizuoti galima istoriją, iš tokių žmonių būtent radosi stribai. Čia vienas iš to, čia tik mano asmeninė nuomonė su mano subjektyviais kažkokiais pasamprotavimais. Aš galiu ir klysti. Ar klystu, ar neklystu, tą reikia patikrinti. Imkit faktus ir tikrinkit. Neturit su kuo palyginti, klauskite senelių, dar ko nors. Tai va. Ir tai, kas vyksta dabar išvis bet kur pasaulyje, tai yra didelio plano dalis. Iki ko visi buvom davesti. Iki to, pasižiūrėkit, per filmus, per multikus, per dar ką nors, ko visi laukia. Tiesa, ir aš kažkada laukiu, kad viskas bus pasaulio pabaiga, ir dabar visi laukia, kad bus pasaulio pabaiga, kad čia tuoj triokšt, keberiokšt ir tas, ir anas, ir čia virusai ta, ana. Ir kiek metų jau laukit? Bent jau 10 tai tikrai. Jau čia 10, čia minimum yra. 10 metų visi laukia pasaulio pabaigos. Jos nėra. Kodėl? O sakykite, kam naudinga, turint tebūnie kažkokią, imkim, avių bandą. Kam naudinga ją išnaikinti? Nesvarbu su kuo. Visiškai nesvarbu. Kam naudinga? Niekam nenaudinga. Tai va čia yra esmė. Esmė ta, kad avis, kur su telefoniuku ar su bet kokiu prietaisu, kad kur tu paminkysi, ten jos nueitų ir ten ir padarytų. Net ir skirtyklą pačios, kad nueitų. Tau užteks tik tais, sakykime, vertėjai būna. Įsivaizduokim tokį patobulėjimą, yra vertėjas ir tu paaiškini aveliams, avelės, jūsų yra per daug.
Ir jūs, kai visos labai daug suvalgot, jūs labai daug teršiat, išmatų labai daug yra. Ir dėl to norit, nenorit, kad jūs išliktumėte gyventi kaip rūšis, kad būtų man grynas oras kvėpuoti. Jūs norit, nenorit, turit pasiaukoti. Tai va, tokiam stiliui viskas vyksta ir manau, čia nėra ką žiūrėti. Toliau, dabar per porą metų Kinija pasiekė tokias aukštumas ir tokius rodo stebuklus jau techninius, kad visi tiesiog aikčioja. Jau kažkada buvau sakęs vienam įraše, kad norint dabar tą pasaulinį idiotizmą kažkaip perkraut, reikia, tie turi galimybę arba paleisti karą, arba duoti technologijas. Jie daro ir tą. Paimkim Kiniją. Iš tikrųjų, prieš 30 ar 40 metų ten buvo visiškas varganas kraštas. Jie pakilo iki to. Žinoma, jūs manot, kad jie tik tai patys tą darė ir viskas. Tai pasakysiu taip, jeigu tu kažką gamini, nesvarbu ką, tu turi tai parduoti. Jeigu pirkėjų nėra, tu gamink ką nori, tu supranti, atiduosi visą save, viso savo lėšas ir pas tavęs nieks nepirks, tu eisi ubagais. Manau, čia aišku yra. Tai va, Kinija, mano manimu, sukūrė Ameriką. Aišku, čia labai abstraktus pasakymas, bet imkim tokį dalyką, nes kiek žinoma, Europa irgi kūrė Ameriką, dėl ko ir buvo nuskandintas Titanikas. Jeigu kas manat, kad čia visiškai nesąmonė pasakiau, pasidomėkit daugiau. Kodėl į tenais nerti leidžiama tik su spec leidimais, kurie eina praktiškai iki pat vyriausybės. Ir nuo jų priklauso. Ir narai, kada pakyla ir filmuota medžiaga, turi atiduoti patikrinimui, iš jos gauna apie 10% likusios, kuri buvo praktiškai net neesminė ir jie turi pasakoti tiesiog tai, ką ten matė. Čia, vieni iš tokių dalykų. Tai va, ir kada Titaniką paskandino, buvo parklupdyta, kiek ten šalių, neatsimenu, dėjosi Titaniko statybai. Tai va, tos šalis buvo parklupdytos, kaip sakant, ant kelienų, nes draudimo išmokos buvo milžiniškos, nuostoliai milžiniški. Ir ką tada? Ir plus į tą pirmą reisą susėdo žvėriškai daug tų tuometinios grietinėlės vadinamų. Tai va, jeigu čia taip trumpai. Bet žinoma, čia atminkit, visą informaciją tikrinti reikia, norit tikrinkitės, norit klauskitės, bet reikia tikrinti, kadangi, ir taip aišku. Tai va, ką norėjau pasakyti, kad Kinija visgi sukūrė Ameriką. Žinoma, tas visas ilgai truko. Ir jie dabar daaugo iki tokio lygio, kad jiems jau nebereik Amerikos. Iš kitos pusės, čia taip dabar tik parodoma. Dar išvadą tokią padariau, kad pirmą jie sukūrė, ten, kaip sakant, savo žaidimo aikštelę kapitalę. Ir dabar jie, žiūrėkit, labai gražiai, su įvairiausiais pretekstais, čia viskas žlunga ir visa ta ir ana, ir atrodo, kad žmonės mašinų nebepirktų, kai jiems važiuoti nereikia, ypač užsienį, mes tai čia tebūnė laužus pasiemam. Atrodo, kad nereikia. Ir kas gaunasi? Ir gaunasi, kad visos didžiosios gamybos keliasi į Kiniją. Įdomiai, ne? O čia viskas eina, viskas į katastrofą ir visą kitą. Tai va, apie visą kitą, kitas iki. Šis iki tiesiog susikaupia, kad žiūri, į tuos pliurpalus pasižiūri kartais. Tas ten, tas ten viskas jau tas, o ten tai, o dabar ta, o ten
raketa susprogo, ten nesusprogo. Nu, čia yra vaikų žaidimai, čia yra tiesiog, nu, nenoriu žeminti nei vieno, bet čia yra kapitalūs žaidimai su jūsų smegeninė. Tai yra nuomonės formavimas. Ir kaip žinom, Lietuvoje yra tokių dalykų, kaip lyg tai kažkur prisimenu, kad net etatas yra nuomonės formuotojas. Kaip ir buvo ta Agnė, kuri nusibaigė. Tai va, nuomonės formuotojas, lietuvių, aš liaudiškai pasakysiu, kaip aš tą suprantu. Paprastai, tai yra žmogaus nuomonės keitimas be jo žinios. Arba, dar paprasčiau tariant, smegenų plovimas be tavo supratimo ir sutikimo. Tai va, tie dalykai tarnauja tam. Jeigu jūs tą visą žiūrit, jeigu jūs tą visą ryjat, nesistebėkit, kad jūsų ir virškinimas toks pat. Gerai, tam kartui tiek iki, nes įtariu, kad ir tai iš mano įrašo dažniausiai pažiūri vos ten mizeriuką. Nu, jūsų reikalas. Kam įdomu, bent patiktuką padėkit. Iki.